Taigi, sveiki visi, su jumis ir vėl Windows Linux Media. Šiandieną norėčiau jums parodyti, kaip suinstaliuoti 7 Windowsus. Taigi, pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai parsisiųsti Windows 7 failą. Padėsiu nuorodą aprašyme, kur parsisiųsti. Tai padėsiu nuorodą aprašyme, kur parsisiųsti. O įrašyti į flešiuką tai visai paprasta, taip pat kaip ir Windows 10 įrašyti į flešiuką, kaip rodžiau vienam video. Taigi, dabar, kai įsidedam flešiuką, įjungiam kompiuterį, nueiname boot menu key, nueiname boot menu, pasirenkam flešiuką, ekranas turėtų atrodyti taip. Taigi dabar palaukime, kol jisai užsikraus. Krautis gali, čia priklauso nuo jūsų kompiuterio greičio, ar ilgai ar ne. Taip, tai čia taip jums atsidarys toksai langas. Šiandien pasirenkam Lietuvą. Ir tada spaudžiam toliau. Spaudžiam instaliuoti dabar. Pasileidžiama sąranka. Čia sutinkam su licenzijom sąlygom. Spaudžiam toliau. Taip, jeigu jūs turit senesnę Windows versiją kaip Windows Vista, tai tada spaudžiam upgrade. Bet jeigu jūs tiesiog išvaro kompiuterį, kuris nieko neturi, arba jeigu turi kokius Windows, norit tiesiog viską ištrint, tai tada spaudžiam custom. Ir tada pasirinkam savo vieną diską ir spaudžiam next. Aišku, tada galėsit pasižiūrėti mano video, kaip sudalinti diską Windows sistemoje, kad jį susidalint į D diską, rašytis visokius asmeninius failus, o į C diską, tegu ten būna Windowsai. Taigi, dabar aš truputėlį pristabdysiu filmavimą, kol susinstaliuos. Taigi, dabar mūsų kompiuteris persikrovė. Čia nieko nespaudžiame, kaip matote. Ir pasileidžia Windowsai po persikrovimo. Taigi, kaip matome, dabar baigiama instaliacija. Viskas, kaip ir sakiau, viskas priklauso nuo jūsų kompiuterio greičio, ne nuo interneto greičio. Va, kaip matot, dabar kompiuteris ir vėl persikrauna. Tai, jo. Čia dabar nieko nespaudžiam. Jums bus tiesiog, jums bus taip. Dabar jisai persikraus, kaip matote. Ir tada jau galėsim užbaigti instaliaciją. Tada, aišku, po instaliacijos reikės instaliuoti driverius ir viską. Bet tenai jau priklauso nuo jūsų kompiuterio modelio. Tai va,
Čionai rašome jūsų vartotojo vardą. Aš tai rašysiu. Ir čionai aš rašysiu. Jūs galite kitaip rašyti. Čionai slaptažodžių, jeigu norite, rašykit. Aš nenoriu. Žinai, produkto kodą, jeigu turite, rašykit. Aš neturiu, tai aš nerašysiu. Žinai, galim spausti šitą. Čionai pasirenkam savo laiko zoną. Aš tikiu, kad jūs esate šitoj laiko zonai. Next. Ir čionai pasirenkam, ar jūs esat namie, ar jūs esat darbe, ar jūs esat kažkokioj tai oro uoste, ar kavos parduotuvė kokioj tai. Tai aš esu namie. Tai. Dabar prisijungia prie interneto. Ir dabar Windows'ai finalizuoja jūsų pasirinkimus. Ruošiamas jūsų darbalaukis. Ir vat, kaip matot. Dabar taip, pas jum kažkas bus viskas per visą ekraną, bet kažkas atrodys tokio. Ir jūs norit susinstaliuoti, aišku, driverius. Tai aišku, čia priklauso nuo jūsų kompiuterio modelio. Kadangi aš čia instaliuoju virtualų kompiuterį, aš instaliuosiu Guest Editions. Tai vat computer ir va, kaip matot, Guest Editions. Tai paspaudžiam 2 kartus. Kaip matot, va. Va. Na, jau priklauso, ar jūs esate 32 bitų, ar... Na, priklauso nuo jūsų kompiuterio modelio, aš šitos instaliuosiu. Tai va. Kad gražiai atrodytų ir būtų per visą ekraną. Ir spaudžiam finish. Čia nepriklauso nuo jūsų kompiuterio modelio. Viskas priklauso nuo kompiuterio modelio, kaip ir sakiau, tai čia pas jums gali būti nebūtinai taip. Kompiuteris persikrauna. Ir kaip matote, mano atveju tai per visą ekraną pas jums gali atsirasti aero, šviečiamumas tas. Tai žodžiu. Ir dabar jūs susinstaliavot Windows 7. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime kitam video.
Su jumis buvo Windows per brūkšnelį Linux Media.